buvo tarp jų ten tokių, kurie išgėrė, manau, net jie patys bijodavo jų, nes pradėdavo šaudyti, nesvarbu kur ir kas ten buvo tokių. Mes esam groję Henrikui daktarui, važiavo Klaipėdos grupės gal kokios 5. Mes grojom Kaune, sėdėjo pirmoje eilėje, reiškia, daktaras, šalia Kurtinaitis Rimas. Reiškia, baigėsi daina, daktaras, dar vienas gabalas ir eini nachui. Atvažiavom čia koncertuoti ir Hebra pasisiūlė, sako, tai davai čia padėsime, suneš čia. Viskas tvarkoja, griebė už su pakilų sunešė, įjungiam į rozetes, žiūrim jau 3 lempučių nėra. Kaip vat jūsų akimis atrodė, tai bendrai paėmus šiandienos, nežinau, matymo, gyvenimo patirties ir viso kito tas 90-ųjų šou verslas? Tai aš tada iškart prisiminsiu 90-ųjų šou verslą, gal nuo tokio, pacituosiu vieną tokį susidūrimą. Sėdi Vilniaus brigados nariai restorane ir sėdi Žasai su savo tuo visų draugų būriu restorane. Čia dabar, kur toj vietoj, kur Pabo Latino, pirmam aukšte buvo restoranas. Ir tai buvo 99 metai, Rusijos krizė ta didžioji, kur, prasme, visus palėtė čia Lietuvoje stipriai, nes labai dar buvo integruota visa ekonomika ir visa kita su Rusija. Sėdim ir mes labai linksmai švenčiam tiesiog gyvenimą. Ir tie brigados nariai, rusiškai tuo metu, bet lietuviškai tai skambėtų kažkaip panašiai. Visi į dugną nuėjo, bet šitie kaip šventė, taip švenčia. Tai taip ir atrodė visas tas 90-ųjų laikmetis. Man atrodo, kad tai buvo bent jau mūsų perspektyvoje tokia ilga nesibaigianti šventė. Tai buvo, aišku, labai sunkus, labai neįdomus metai. Jeigu dabar paklaustų, ar aš norėčiau sugrįžti tos metus, dabar savo amžiui tikrai nenorėčiau. Aš netgi kažkada pagalvojau, turbūt jeigu dabar savo gyvenimo supratime ir savo amžiui, aš turbūt būčiau su visais, kurie tada 1996 išvažiavę į Atlantos olimpiadą kaip žiūrovai, jie negrįžo. Tai buvo ten banga migrantų. Tai turbūt dabar aš pabėgčiau. Tikrai. Dabartinėmis akimis. Dabartinė akimis. Tada, kadangi metai tokie, mes 30-mečiai, dar vis tiek jauni skaitėmės, visiškai kitas mąstymas ir kažkaip lengviau gyventi buvo, kad sunkoka buvo. Tai taip, bet aš vadinu, grojo mes verslininkam, taip vadinkim, jo. Tai dėl tų grojimų mes išgyvenom. Tai šventoji už dainelę po 400 litų dar. Tai litų, bet $100. Tai riebus pinigai. Ir žmogelis pasiskleidė, tai pasiskleidė, kažkas nužiūrėjo, į tualetą palydėjo, bant ir iškraustė kišenės. Tai visą laimę, kad mum atidavė daugiau. Spėjo dar paišlaidauti. Tai mes taip tikrai džiaugiamės po $100 už dainą. Ten nežinau, kokie 98 metai gal. Tai doleris galingas buvo tada. Taip. Ir tam baliuke, irgi ten visi žmonės kaip žmonės, bet keli, aišku, kaip visą laiką, bet kuriam rate būna atsiranda kažkoks. Tai visą vakarą Galubeiga net. Padainuokit Galubeiga net. Ką jūs atsakėt? Ne, tai mes ją padainavom, bet mes ją negalim, kas antrą dainą dainuoti. Visą laiką atsirasdavo, kai daug žmonių, salė pilna, tai leisdavau ten prie scenos tais laikais ir visą kitą. Visą laiką atsirasdavo vienas kitas toks, reiškia, pilietis, kuris, mirk, nemirk, bet man reikia ant scenos kažkaip užlipti. Tai, žodžiu, su tais būdavo problema. Aišku, jie ten prikalę gerai būdavo ir jiems reikia, reiškia, pasirodyti maždaug. Tai aš atsinu, kad mūsų bosistas vieną su gitaros, reiškia, grifu iškirto iš scenos. Čia kurie mieste? Kaune? Čia kaip nekeista buvo Lentvarį, man atrodo.
kipišai dažnai būdavo, mes grodavom agresyvią muziką, tai muštynės dažnai vykdavo. Per jūsų pasirodymus? Jo, ypač mažesnėse miesteliuose. Tiesiog sukeldavo jam kažkokią emociją. Jo, nu, vat, kažkokia agresyvi, nu, taip, agresyvi muzika. Nu, kaip, jinai ekspresyvi, nėra agresyvi. Bet, matyt, užtekdavo to menko kabliuko, kad jie ten, žinai, susikonfliktuotų tarpusavį. Impulsus kažkokius sukeldavo, matyt. Tai tas būdavo, netgi Palangoje, aš atsimenu, mes grojom, 3 kartus nutraukė pasirodymą, nes jungė šviesą, nes ten jau jie plakėsi stipriai. Gangsteriai, ne to laikotarpio, jie kaip žiūrėdavo jumis, jie norėdavo su jumis pasėdėti prie vieno stalo, visą kitą, ar jautė galbūt net kažkokią konkurenciją, nes jūs jau buvot labai ryškus tais laikais, spaudoje tuometiniai. Žinai, Vilniaus gangsteriai ne, jie mus žinojo, mes jau žinom, kas jų nežinojo, žinai, bet jie čia visi buvo tikrai, žinai, rusakalbiai ir mes niekada neturėjom ten kažkokio didelio santykio su tos tautybės žmonėmis. Tai jie tokie mums atrodė kaip invaziniai tie šliužai dabar, žinai, kur gali barstyti kiek nori truskos, bet nieks neveikia. Bet su likusios Lietuvos gangsteriais, tai keliai dažnai suvesdavo ir jiems įdomu būdavo, žinai, pasipuikuoti, atvažiavo žvaigždės. Tai, nes labai dažnai būdavo, įvyksta koncertas ir kažkas prieina, sako, čia mūsų chebra kažką, nu, atvarykit. Ir labai dažnai niekur nevarėm, bet jeigu jau sutikdavom kažkur, žinai, kažkoks būdavo suveikdavo kažkokia chemija arba vaibas, nu ir taip atsiduri ten tam vakarėlį. Nu tai tikrai, ko tik tai nematėm. O kur jumis taip pat labai norėjo, kaip sakoma, daugiausiai Kaune buvom įsitraukę, žinai, Kaune su Marijonu esam buvę tokiam vakarėlį, kur, nu, tiesiog, aš nežinau, man atrodo, sėdi karts nuo karto žmogus praskrenda, žinai, kažkas tai vėl kažką veikia. Ta prasme, nieko netrūko, nei alkoholio, nei narkotikų tuo metu, žinai. Papasakokit apie savo tuometinius pasirodymus, koncertus, garsioji Kauno Vilijoje. Kiek jums ten kartų teko koncertuoti ir apskritai kokia ten atmosfera buvo? Tai Vilijoje, mano dalyvavimas Vilijoje, čia yra atskira istorija. 93 metai, 2-3 metai, taigi buvo faktiškai mūsų jaunos valstybės pradžia. Buvo didžiulė krizė, keitėsi pinigai, keitėsi valdžios, bankai bankrutavo, griuvo ekonomika, palėtė tas pats viršo verslą. Lygiai taip pat. Ir, tarkim, mūsų pilnos salės vasarą pavirto į tuščius stadionus. Mes atvažiuojam, atsimenu, į stadionus ir jie tušti, nėra žiūrovų, dėl to, kad nėra pinigų. Jūs kaip Ligitas Kernagis? Taip, jau tuo metu aš jau kaip Ligitas Kernagis koncertavau. Ir tada būdavo tokie rinktiniai koncertai ir daugam birėjo, netgi Kučinskas, kaip gyrėsi, pasisakė, kad tuo metu išvažiavo į Švediją kažkur dainuoti, kad čia visiems buvo negerai. Ir tuo metu kaip tik aš gavau pasiūlymą, aš dabar net neatsimenu, kas man pasiūlė. Ar Artūras Orlauskas. Kažkas pasiūlė, sako, ar nenori, reiškia, tave galima pasiūlyti atsidaro naujas restoranas į programą. Tuo metu dainos mano ko gero buvo tas toks pikas populiarumo, nes ir televizija dažnai rodydavo, tose 10-ukose tos dainos lyderiavo. Ir mane į tą programą ten buvo daug, ten buvo ir šokėjos, ir rondo grojo, ir, reiškia, aš iš pradžių dainavau, paskui aš jau pradėjau tą programą vesti. Ir aš užsibuvau ten pakankamai ilgai dėl to, kad aš išlikau, kažkaip aš jiems patikau. Ten dainavau ne per daugiausiai tų dainų. Tai va, paskui tas dainas jau pradėjau pratinti prie tos pačios aplinkos. Ir, kaip prisimenu, Daina Mafija, kurią mes įrašėm. Tai super šlageris. Jo, tai ten jinai ir gimė. Ir jinai... Vilijoje? Vilijoje gimė, taip. Jinai čia ir buvo įtakota tos aplinkos. Ir jinai tos aplinkos, bet ta daina buvo toks kaip, savotiškas sarkazmas. Pasišaipyti šiek tiek. Galbūt iš to laikotarpio. Iš to laikotarpio ne visai pasišaipyti, bet sakau, tokia ironija, žinai. Bet aš prisimenu, kai, reiškia, vienas iš jų, iš tų vadų, aš tik tai uždainavau scenui Mafiją, aš leidau savo ten tą dainą padainuoti. Kas buvo labai drąsu. Aš nežinojau, ko baigsis. Bet tik tai tiek, kad mūsų santykiai, atlikėjų, santykiai su jais buvo geri, nes jie mūsų niekados neskriaudavo, jie netgi mūsų užtardavo, jeigu reikėdavo kažkokių tai užtarimo prieš biurokratus, dar kažkur, tai užtekdavo vieno skambučio.
Ne taip, kad čia kaip šiais laikais. Užtekdavo vieno skambučio ir reikalus sutvarkydavo. Man teko tuo metu per vieną įmonę, reiškia, tais laikais būdavo tokios organizacijos, kurios vizas į Europą darydavo. Tai man padarė neteisingą vizą ir man gražino pinigus, užteko vieno skambučio iš jų. O kai pats kreipiausi, sako, tu nieko nežinom. Tai kiek jis ten kartų koncertavot Vilijui? Tai grįžtant prie tos temos, reiškia, prie to, kai aš pradėjau dainuoti Mafiją, tai aš atsimenu, einant nuo scenos, jisai, reiškia, tas jau, reiškia, nevadinsiu gal vardais, jis eina nuo scenos ir aš pradėjau Mafiją, jis taip sustojo, gerai, sako, viskas tvarkoja. Tai, bet gerai, jiems ta ironija patiko, aš tau palyginsiu du dalykus. Taip. Aš Vilijoje padainavau apie Mafiją ir jiems ta ironija tiko, jie tą dalyką priėmė, jie, reiškia, buvo toks laikmetis, bet kai aš tą dainą uždainavau dviračio žiniuose po kokių 20 metų panašiai apie Mafiją Seime, man pradėjo grasinti apkaltą. Vilijoje man teko dainuoti, galiu pasakyti, aš dainuodavau ten 3 ar 4 kartus per savaitę. Ir per tą visą egzistavimo auksinį laikotarpį, ne? Nuo pradžių Vilijos, nes Vilija trumpai gyvavo. Ten reiškia, ko atsidarė. Iki to susišaudimo garsiojo turbūt buvo pikas. Taip, paskui užsidarė, jo. Nepilni metai. Tai va, iki to susišaudimo buvo valanda. Mes atvažiavom parepetuoti ir paskui išvažiavom ir po valandos buvo tas susišaudimas. Tai taip, mes taip irgi taip ant rizikos papuolėm, kad galėjom papulti. Mano karjera prasidėjo Vilijos restorane. Legendiniam. Taip. Nu, da jūs kaunietė. Aš iš viso taip netikėtai ten papuoliu, nes aš šiaip atėjau į įrašų studiją, į grupę Mercedes, tokia buvo Mercedes. Tai va, mane pakvietė ten vokalistę. Ten mano karjera, kai prasidėjo, man atrodo, tą pačią dieną taip ir baigėsi, nes mane išsiuntė į Viliją, į Vilijos restoraną. Tuo metu studijoje įrašinėjo mano ten dainas, žodžiu, ir kaip tik vadovas programos dirbo Vilijos restorane ir sako, išvažiuoja mūsų dainininkė į Emiratus, ten tais laikais buvo labai populiaru. Ir sako, mums reikia greitai dainininkės. Sako, tu nebijok, atvažiuok ten, mes tau viską parodysim, ten yra Rondo ir Ligitas Kernagis. Ir, programa ten tikrai labai didelė buvo, daug atlikėjų. Galvojau, reikia nuvažiuoti, pažiūrėti, kas ten toj Vilijoje vyksta. Man neaprodė ten viską, žodžiu, labai gražu, viskas šaunu. Tik nesupratau, galvoju, kodėl tam restorane vieni vyrai. Kažkaip moterų nėra. Bet matėt, kad tie vyrai kitokie? Mane biškiai apšvietė tenai. Aš, aišku, buvau girdėjus jau apie tai. Tai jūs kaunietė, tai jau... Taip, aš jau buvau girdėjus, kaip ten kas, bet viduj niekada nebuvau buvus ir nebuvau mačius. Tai buvo labai įdomu. Ir labai nustebau, nes buvo labai visi draugiški, labai... Rūpinosi labai, dėmesingi, taip labai iš karto ten dovanų daug, ten buvo man dėžė šampano, sako, jeigu kartais troškintų ar kažką. Tai, žodžiu, labai viskas buvo taip gražu, ne taip, kaip aš įsivaizdavau. Tada reikėjo dainų, aišku, skirtų restoranui, nes aš pirmą vakarą atėjau dainuoti su savo autoriniam dainom. Mama pasiuvo tokią ilgą gražią suknelę, žodžiu. Atsimenu tokią... Labai graži ten, juoda buvo su kažkokiais ten tokiais gifiūrais. Ir, žodžiu, aš padainavau, mano kūryba buvo tokia jinai lyrinė, aš tokia lyrikė buvau visą laiką. Ir aš jau padainavau tą dainą ir tada atėjo prie manęs Henrikas, daktaras, ir sako, jeigu pakeisit, sako, savo repertuarą, tai tada tinka, tipo, mes jūs priimam čia dainuoti, bet, sako, reikia dainų ir tada pasikvietė Ligita Kernagis, sako, žodžiu, tu ten pasirūpink, kad ten turėtų repertuarą ir, sako, mums čia gedulingų nereikia. Žodžiu, mano dainas gedulingiam buvo skirtos, jam pasirodė. Tai va, ir tada Ligitas pradžiai iš karto davė man savo dainas, tai aš pradėjau su popieriniam gėlėm, popierinės gėlės dainuodavau. Tai mane taip ir praminė tada, visi vadindavo popierinės gėlės. Kur tik pamatydavo, popierinės gėlės mūsų čia prašom. Tai va taip pradėjau karjerą nuo popierinių gėlių. Paskui Ligitas jau pradėjo rašyti man tas dainas, žodžiu. Ir tada jau noriu vyro savanorio ir viso, ko tik tai reikėjo publikai, dar ir rašėm. Laiškai, kiek per gyvenimą jų prirašai,
juose ir melas, ir tiesa, ir neapykanta, ir meilė karšta. O grįžtant vat į Viliją, vat apskritai, vat kokią atmosferą atvirojo, nes va dabar praėjus daugybei metų tenka išgirsti, kad tuo metu ten rinkosi ne vien kriminalas. Ten buvo ir aukščiausi teisėsaugos pareigūnai, ir pradedantis tie turtuoliai, pogrindžio milijonieriai visokiausi. Vat papasakokit, jūs nuo scenos gi matėt visą tai. Vilijos, reiškia, savininkai, jie norėjo, kad Vilija taptų prestižiniu restoranu, į kurį ateit būdavo garbė. Savininkai tai buvo daktarų, taip. Na, tiesiai, sakykime. Taip. Jie norėjo, kad taip dėl to kvietė geriausius. Nu, aš džiaugiuosi, kad tuo metu mane skaitė vienu iš geriausių. Tai ir mane kvietė, ir Valinską kvietė, tengi ir buvo Boniem atsivežę. Ir Valinsko ta laida taip ir nebuvo. Tai jie... Bet Valinskui ten baigėsi liūdnai. Baigėsi liūdnai. Priminkim, kas ten buvo. Visi žino, taip, to jau priminsiu, kas ten buvo. Iš esmės, jie norėjo pakelti labai reitingą. Ir ten atvažiuodavo tikrai, ten manau, kad būdavo tuo metu daugelis verslo sandorių sudarinėjimą, reiškia, tam restorane, nes ten buvo daug susitarimai, susitikimai, taip, ir ten galbūt jie kalbėdavo apie, reiškia, galimą stogą arba galimus verslo dalykus. Nes, pradžioj galbūt verslas buvo kontrabanda, paskui galbūt nekilnojamas turtas, paskui privatizavimas ir taip toliau, nes atsirado tokių, kurie protingesni, sakykime, labiau išprūsę versle, ateidavo su patarimais ir taip toliau. Tai va, o dabar dėl Valinsko, taip, Valinskas ten gavo jausį dėl to, kad pašaukdino iš Mongolo žmoną. Ir ten kažkaip, man ten susmulkinom pasakojo, bet aš kaip pats nematėtus. Aš nemačiau, aš tik mačiau paskui jau kas buvo po to. Bet jūs tą vakarą buvote irgi ten? Buvau, taigi sakau, aš visą laiką vesdavau programas, bet visas tas įvykis jau buvo po to. Programa praėjo ir tada būdavo jau grodavo rondo, tai va čia turėtų žinoti visas smulkmenas Farą. Nes jie jau po visko, jie kaip restorano kolektyvas grojo. Reiškia, jie tada grodavo coverius įvairiausius. Rusiškai, ir lietuviškai, angliškai, kažin. Bet tos dainos tokios, reiškia, jie grojo tą populiarščiną vadinamą tuo metu. Ir jie matė nuo scenos tikrai ir juos, ir galbūt ir įkaitusius, ir Valinskas, kiek žinau, nenori prisimena tą dalyką. Kiek bandė žurnalistų kalbėti. Niekam čia nėra malonu prisiminti tokių dalykų. Tai jeigu, aš manau, kam nepasitaiko. Bet paskui, ir jūsų kolegijai kitai, ar ne, Džordanai Butkutė, irgi vienas naujų metų vakarėlis baigėsi liūdnai. Jūs tada buvot? Buvau irgi, buvau tuo metu. Kelti ranką prieš merginą nelygis, tikrai nelygis. Ten pats Henrikas daktaras. Ten buvo konfliktas irgi, ir ką Džordana nebūtų pasakius, tikrai, aš manau, kad ir Henrikas pats nelabai didžiuojasi to, kas įvyko. Dėl to, kad pergerės paskui gali būti, nes tuo metu jie skaitėsi tikrai nebaudžiami ir viskas galima. Taip. Bet viršūnės buvo. Jo, viršūnės buvo. Ir šiaip iš esmės, ką pasakytų mergina, tai tu nuvoji, apsisukai ir nuėjai. Bet jie tada buvo gale. Matai, jinai pasakė jam kažką tokio prie kolektyvo. Jis, kaip ir įžeidė prieš, o tais laikais, žinai, buvo hierarchija. O, čia mūsų karalių įžeidė. Tai, žinai, tai čia taip gavosi, bet šiaip iš esmės tai negerai pasielgė, bet aš manau, jis pats supranta ir kaip sakant, Jis ir atsiprašė liktais. Jo, ir atsiprašė, aš manau, kad kam nepasitaiko, kaip sako. Taip. Jaunystės klaidos. Kriminalinio pasaulio asmenis. Ar mėgo kviestis dinamiką į savo, nežinau, restoranus įsteigtus, privačius vakarėlius? Ne. Kodėl? Bet jūsų dainos tokios buvo populiarios. Kaip tai nebūtų keista, ne, aš nežinau kodėl. Šiaip daug kas mus Lietuvoje laikė arogantiškais labai. Ta prasme, mes tokie pasikėlę, čia patys savo, nelabai norim su kažkuo draugauti. Tai vienintelis pakvietimas, apie kurį aš jau kalbėjau, čia prieš eterį šitą, tai buvo pakvietimas į Vilulos restoraną atidainuoti naujus metus. Mes atsisakėm kategoriškai. Mažai pasiūlė. Kad jie apskritai apie pasiūlymą dar net kalba neėjo kažkokį tai. Tiesiog iš principo. Dėl atmosferos. Nežinau, sako, atvažiuosit ir koncertuosit. Sakau, kad neatvažiuosim, sakau, žinokit. Tai taip, buvo toks lengvas pagrasinimas. Ar žinot, su ko turit reikalą? Sakau, ką žinau, su ko aš turiu reikalas. Nežinau, ir neįdomu man visai, sakau. Taip drąsiai kalbėjot? Drąsiai, nes aš tikrai iš pradžių nežinau, su ko kalbu.
O čia pasirodo Kauno daktarų veikėjai skambina. Kažkas ten iš jų, aš nežinau. Nu, taip. Ar koks Vilulos vadybininkas, administratorius, kažkas jo, ta prasme. Bet mes atsisakėm, ta prasme, nes mes tuo laiku laikėmės principo, kad šventės yra šventės ir mums. Kaip nebūtų keista, bus paliko ramybė. Ir čia buvo, kaip suprantu, tie legendiniai naujieji metai, kur Džordana vietoj mūsų koncertavo. Ir jai baigėsi nelabai linksmai. Nelabai linksmai. Tai turbūt paskui džiaugiatės, kai paskaitėt, ar ne? Aha, nu ta prasme, kažkaip atrodo, kad akmuo nukrito nuo širdies. Nes galvoju, nu ką gali žinoti, gal ir mes būtume ten vienu žodžiu pažymėti. Taip. Bet aš žinau, kad Džordana yra Džordana. Jinai kreipėsi į teisėsaugą. Ir kiek žinau, su daktaru kažkaip jie ten sutarė. Daktaras tai ten, nežinau. Nenoriu plėtkinti apie tai, ko aš nežinau. Taip. Bet žinau, kad ten visas tas konfliktas baigėsi gerai. Žodžiu, taikos sutartis buvo sudaryta. Jo, sutartis taikos buvo sudaryta, tai ir daugiau mūsų niekas niekur niekada nekvietė. O sakykit, kas iš tuometinių Lietuvos estrados atlikėjų buvo tokie jau super populiariausi ir dažniausiai kviečiami į tą Viliją, į kitus, ten tarkim tos, kaip sakau, naujųjų lietuvių ir gangsterių pobūvius, valdomus restoranus. Taip, mes ir kalbėjom, reiškia, Džordana tenais dalyvaudavo dažnai. Paskui aš esu, jeigu neklystu, esu matęs Liną Adomaitį. Tuo metu jis buvo dar jaunas su grupe, bet man atrodo, aš ten esu matęs per naujus metus. Ten buvo ir striptizas šokomas, nes toks kaip naktinis klubas skaitėsi. Disko baras. Disko baras, jo. Buvo Kankana šoko panelės, ten jau buvo išrinktos tikrai geros ir prabangios aprangos pasiūtos panelėm. Paskui buvo reiškia, mimai šoko, ten teatro atstovai mimų, dabar aš negaliu pasakyti, kaip jis vadinosi. Bet ten programa buvo visa sustatyta kaip rimtam restorane. Aukšto lygio. Aukšto lygio tikrai buvo ir atlikėjai buvo tuo metu populiariausi. Sakau, ten jau bet ko neįsileisdavo į sceną. Tai va. Bet tik tai tiek, kad labai greitai viskas užgeso. Aš net nesakau, negaliu pasakyti, kiek ten metai. Galbūt nepilnai metai jo. Tai va, tai bet tai ten tie reikalai tokiuose dalykuose vystosi labai greitai. Greit pakilimas. Po to susišaudimo žmonės išsigando. Priminkim, kad 93 metų spalio mėnesį įsiveržė 2 samdomi žudikai. Ir iššaudė visus, ką matė. Jo, iššaudė visus, ką matė. Buvo taikinys pagrindiniai bosai, pats Hendrikas ir jo artimiausia daktarų aplinka, taip, bet visiškai kitus nušovė. Taip irgi įdomi situacija, neugi tokie žiopliai tie killeriai. Bet gal čia... Sunku pasakyti, gal tai buvo sugalvota. Taip, kiti aiškino, kad ir buvo sugalvota, tipo sukelt konfliktą vidinėje aplinkoje, nes būtent po to ir Mongolas dingo, po to aiškino, kad ne va tai Mongolas yra užsakovas ir organizatorius viso to reikalo. Šiaip tokia mistinė byla. Bet aš kaip ir sakiau, mes tada prasilenkėm 1 valandą nuo to susišaudimo. Ten galėjom papulti tą mėsmalę irgi kartu su kai kuriais atlikėjais, ten šokėjom, kurie buvo atėję repetuoti. Jūs suruošėtės vakarui? Jo, tai buvo repeticija ir mes, sakau, valandos laiko prasilenkėm. Jūs išvažiavot ir prasidėjo? Jo. Geras. Taip, tai sakau, čia taip ne... Pasisekė. Tuo metu kažkaip taip patys galvojam, ar čia mums pasisekė, ar čia mums iš vis nereikia veltis į tokią vietą. Bet va, tai mes ilgam ir neužstrigom tenai. Tam pačiam Vilijos restorane, kai buvom, kažkas pasiūlė šiaip, važiuoti ten, alučio atsigerti. Ir ilgai neužsibuvom, nes irgi pradėjo skraidyti buteliukai, viens į kitą, ten kažkas šaršalas skila. Apsauginis ten jau šoko kažką ramint, tvarką daryti, nuosibaimt, apsaugo, apsiramina, sakom, jau mes čiuožiam iš čia. Buvo programa baigdavosi programa kažkur apie 12 valandą ir atvažiavo vienas amžinatilsį jau, yra Jautis. Jautis, jo. Taip, Šulas, rimtas buvo. Rimtas buvo Šulas. Bet, sakau, santykiai buvo tikrai pas mus normalūs. Sakau, jie su mumis elgėsi visiškai ne iš viršaus. Sakykime, kaip normalūs bičiuliai, žinai. Ir tada baigėsi, o jis atvažiavo su 2 panelėm. Aš tikiuosi, kad galbūt žmona jo, gal jis nebuvo vedęs. Tikėkimės. Atvažiavus 2 panelėm, sako, lygitai, dar vieną, sako, dainą, padainuok. Ne, sakau, jauti, pavargau, sakau, čia tiek variau, žinai, tiek dainavau. Padainuok, sako, aš tavęs labai prašau. Ne, sakau, neprašyk.
Jis įtraukė pistoletą, jis gerai pageręs buvo. Jis įtraukė pistoletą, užsitaisė. Man prikišo čia, sako, aš tavęs labai prašau. Sakau, jeigu taip labai prašai, sakau, gerai, jau sudainuosi, žinai. Bet aš suprantu, kad tai buvo toksai humoras, grubus humoras, bet nedaug dėlė būtų ten kas nors nusprūdė jam ar pirštas, žinai, ar saugiklis, maža ką. Aš net nežinau, ar ten jis buvo užtaisytas rimtai, bet va toks humoras buvo. Ir ta istorija paplito, dabar jau daug kas žino tą istoriją, bet tuo metu nebuvo juokinga labai. Nebuvo kažkokių tokių, jums, pavyzdžiui, kaip atlikėjai, kažkokių nemalonių incidentų, vaizdų, ką jūs matydavote toje Vilniuje? Aš iš tikrųjų ganėtinai taip gal papuoliau jau tokiu metu, kai jau ten buvo po visų susišaudimų, jau kai aš atėjau ir labai mumis jo rūpindavosi. Ten buvo mum vairuotojas, autobusiukas, visas šokėjas, visą programą. Būdavo mus, tarkim, atveža į darbą ir išveža po darbo visas irgi. Jeigu tu neišvažiuoji, jeigu tu pasilieki, tai tipo tada jau čia tavo bėdos, jeigu tu kažkur papulsi tam. Žodžiu, servisas buvo. Jo, viskas buvo pasirūpinta mumim. Nu, aišku, per laiką jau ten dainuojant, tai buvo tokių momentų, kai žinodavau, jau matydavau, kurie, tarkim, išgėrė, kad geriau nesusidurti ir geriau iš vis ten, kad, praeit kažkur pro šalį ir greitai dingti, jeigu. Nes tikrai buvo tarp jų ten tokių, kurie išgėrė, manau, net jie patys bijodavo jų, nes pradėdavo šaudyti, nesvarbu kur ir kas jam ten. Nevaldomi. Nu taip, buvo tokių. Paskui žinau, kad per langą kažkur iškrito, ar kas ten jam nutiko, tas, kur šaudydavo. Tai va, tai išgirdau, galvo matyti irgi, pasivaideno ir išėjo per balkoną. Nes vienai atlikėjai nauji metai nelabai baigėsi kaip. Jo, žinau. Žinoma, apie ką kalbame. Žinau. Taip, bet čia buvo prieš mane jau. Taip. Aš kažkaip atsiradau tokių ramesnių biškių ten laikotarpių ir taip viskas vyko, tik tiek, kad visgi ten dainuojant irgi užsimezgė draugystė pas mane. Su vienu iš lankytojų jo ir paskui buvo toks metas, kai teko man bėgti iš Kauno ir taip aš atsiradau Klaipėdoj. Tai nuo to žmogaus grinai bėgot? Jo, gavos taip, kad reikėjo, nes jis kažkaip labai norėjo pasisavinti mane ir... Tai buvo irgi galbūt iš tos aplinkos? Gavosi taip jo, kad kažkaip įsimylėjo žmogus ir nusprendė, kad matyti jam visiems atrodo, kad jeigu jisai nusprendė, tai turi būti jo, bet aš matot išdykėlę. Ir aš kitaip maniau, tai gavosi taip, kad kai jis atsidūrė nelaisvėje, tai aš tada nusprendžiau, kad man reikia keisti gyvenamą vietą ir atsiradau Klaipėdoj. Tada ir mano dainininkės karjera baigėsi. Ar jis bandė susisiekti po to, kai jūs čia persikėlėt? Tai bandė, manęs ieškojo, aš turėjau kadangi draugų Klaipėdoj, jau pati irgi įsidarbinau kaviniai, barmenę tada ir būdavo draugai skambina, sako, atvažiavo, atėjo į barą, sako, su tokiais plošiais ilgai, sako, ir tavo nuotraukas rodo ir ieško tavęs. Tai kaip per filmą? Jo, taip grinai kaip per filmą ir aš sakau, gerai, sakau, ačiū. Tada iš darbo greitai bėgu iš tos kavinės namo, nes, tikrai buvo metas, kai mane persekiojo. Ir dar buvo Šventojoj, kai dainavau jau, aš tada dainuodavau Šventojoj restoranuose vasarą. Tai taip pat sulaukiam grasinimo, aišku, man ir žinutės ateidavo. Ir tada jau taip grasinimai buvo gana tokie, kad biškai jo išsigandau, nes žadėjo su sieros rūgštim tipo mane apipilti, tai aš tada pasiskundžiau pareigūnams Šventojos tenai vietiniam. Ir kai aš dainuodavau, jie budėdavo ir mane saugodavo, žodžiu, jie stovėdavo, pareigūnai. Ir vienu momentu taip pat, atsimenu, irgi atėjo tie žmonės, kurie grasino ir aš tada jau parašiau tam žmogui, ten, kur jisai sėdėjo, kad jeigu tai bus, tai sakau, tu niekada iš ten neišeisi, jeigu tęsis tie dalykai. Ir baigės viskas. Ir kažkaip tada nurimo. Ir visgi matyt padėjo ta apsauga ir kad kreipiausi tuo momentu. Bet toks aštrus metas buvo, ar ne? Buvo, jo, bet aš kažkaip nežinau, taip labai nestresuodavau. Gal tiesiog, kad toks metas buvo ir tai buvom pripratę gyventi, kad, ypač mes Kaune, tai iš vis buvom merginos visos pripratę už save kovoti, pakovoti. Jeigu išėjai į gatvę, tai žinau, kad turėsi kovoti vis tiek, nes sustodavo mašinos ir jeigu tu dar atrodai kažkaip tai biški ten... Kitaip, jo, tai... Kaip baigėsi tas persekiojimas jūsų?
Tai va taip ir baigėsi, kad ko gero buvo gerai, kad aš kreipiausi, kad visgi nusprendžiau, kad pati gal nebesusitvarkysiu jau, o šiek tiek vis tiek baimės buvo, tai tiesiog vat, kreipiausi į pareigūnus ir mane tada kažkaip tai, gal manau, kad ir suveikė tas, kad paskui paliko jau ramybė, suprato, kad turbūt jau nebeišeis jau čia manęs prigazdinti. Bet šiaip jie su atlikėjais gan padoriai bendravo. Su atlikėjais jie, kaip ką reiškia padoriai, jie visą laiką atsiskaitydavo. Sakau, mes iš atlikėjų, kurie dainavo Vilniuje, pretenzijų jiems tikrai negalim turėti kas iš finansinės pusės. Tai vat, nes mes daugelis buvom netgi ten įdarbinti. Man atrodo, kad mes ar turėjom sutartis darbinės, bet mes tikrai nedirbom, kaip sakant, juodai. Taip. Ne, mes pasirašinėdavom, būdavo pinigai pagal reiškia. Tai kiek, tarkim, per savaitę uždirbdavot? Ne per savaitę, būdavo per vakarą. Aš bijau suklysti, per vakarą būdavo $100. Tai jeigu būdavo 3 vakarai ar 4 vakarai, per savaitę $400, tai per mėnesį 1400. Tai plus arbatos dar gaudavot. Ir arbatos gaudavom. Tai tais laikais tai buvo čia kosminiai pinigai. Tai su arbata apie kokius 2000. Jo. Kaip atsidūrėt Vilniuje iš viso? Kaune Vilniuje visi žinom, buvo garsus restoranas tuo, kad jį valdė Kauno daktarų grupuotės Šulai. Taip, šitą aš irgi žinojau, bet kaip minėjau, 92 metais mes praradom studiją, kuri vadinosi Vizija arba ant vištos kojos, nupirko kiti savininkai su investiciniais, aš likau kaip be tokio normalaus darbo be studijos. Ir jie įrenginėjo studiją, jau čia 93 metais liktai tas susišaudimas, jie paskui viską pertvarkė, ten buvo kirpikla, studija, lombardas, alubaris, viską naujai padarė ir ieškojo fotografo, kaip jie sako, ieškojo geriausio fotografo. Aš nežinau geriausia, negeriausia, bet tiesiog aš papuoliau į tą atranką turbūt. Ir, reiškia, ranką sumušėm, kad aš ten dirbsiu po remonto toj studijoj. Nebijojot? Gavus tokį pasiūlymą? Aš labai analizavau, bet aš neturėjau darbo. Man nebuvo padėties, aš dabar galvoju, aš jau su 2 dukrom likau. Ką daryti? Aš domėjausi taip ir taip, bet aš kažkiek daktarą ne tai, kad pažinojau, bet šiek tiek per vieną tokį pažįstamą žinojau. Galvoju, taigi, nenusmauks manęs, nieko nebedarys. Esmė tame, kad mes jau suspaudėm ranką, kad aš jau ten nuo pavasario dirbsiu. Ir Rūta Marozovaitė pasiūlo galimybę važiuoti į Turkiją pašokti. Mes greitai 3 merginos iš tų senesnių draugų susirenkam, pasistatom šokius. Ir Rūta sako, aš dainuoju Vilniuje, tai sako, mes prasišokim, kad būtų, kad išmoktume geriau šokti. Ir aš atsimenu, 3 dienas prašokau ir aš stoviu taip eiti į sceną ir ateina Henrikas. Jis taip sako. Daktaras jo. Ką tu čia darai? Aš taip žinai, o jo aš ne tai, kad jo bijodavau, bet jis toks labai griežtas. Aš taip pasitempiau, sakau, jis į sceną. Net nebandai. Sakau, supratau. Ir viskas. Ir nuo to. Kodėl jis tai pasakė? Vėl aš nežinau, gal tas šokėjų Vilniuje, Žodžiu, jums Vilniuje neleido šokti? Neleido man šokti. Bet šiaip leido šokti? Tai aš po to jau nebešokau. Aš tik tai čia, kad galvoju, kol aš čia pradėsiu dirbti, gal greičiau, vėliau, aš nežinau, kada tiksliai pradėsiu, nes remontą darė, galvoju, gal išlėksiu į tą Turkiją. Galvoju, Turkija viso gero ir aš toliau, ta prasme, toj jų įrengtoj studijoje ir dirbau. O tu juos fotografuodavote patys? Visus, bet visus dikai. Bet su šeimom stovėdavo? Taip, vestuvės, kaip jie nestovėdavo eilėje, dar taip nebūdavo. Ne, taip, bet turiu omeny prieš kamerą. Taip, ir visus, dar atsimenu vieną kartą Henrikas iškolėjo mane, kad aš kažkaip stengiuosi ten ar jo sūnaus vestuvės buvo, nepamenu. Per tą greitį aš nepataisiau suknelės, kažkam tai. Tai žinau, jisai ne pats atėjo, per Alvydą sako, duok Laimai pastabą, kad nepastebėjo, kas suknelė. Paskui pažiūrėjau, ten kraštelį, supranti, ta prasme, gavau tokią pastabą. Tai taip, krikštynos, vestuvės, balių kažkodėl neprašydavo. Nežinau kodėl. Ir dar buvo toks variantas, kad sakau, po tam tikro laikus mane pasikviečia prie baro. Sako, ką gersi? Aš jau tyliu, aš jau nei gersiu, nei ką. Konjako ir brendžio aš ten jų neskiriu, įpylė tą taurę tokią, žinai. Aš taip pavoščiau ir kažkas paskambino, ar ten jį kažkas pakvietė, aš paragavau, išgėriau ir tam barbenui sakau, kiek, sakau, čia šitą taurę kainuoja?
Sako, tu geriau neklausk. Sakau, tai geriau man būtų į delną davęs pinigus, tai būtų nors nauda buvus. Ir aš palikau tą konjako, nes aš kaip ir nemėgau. Nu, tokių visokiausių ten sakau. Bet ten iš tikro man asmeniškai buvo ramu dirbti. Nes, nu, kaip jų patalpos, jų aparatūra, nes jie pirmi, nu, aš sakyčiau, pirmi. Supirko visą įrangą. Jie viską supirko ir pirmi, aš, nu, nedrįstu sakyti Lietuvoje, Kaune tikrai blicinis tas apšvietimas, nes visą laiką būdavo lempinis. Ir blicinis ir viskas, tuo metu viskas buvo moderniausia. Ir, nu, fotoaparatai. Ir kainavo galų gale. Taip, fotoaparatai buvo mano teisingai. Ir aš atsimenu kažkokią, aš neprisimenu kažkokią tai dalį, aš jiem atiduodavau ir paskaičiuodavo kažkokią algą likdavo man. Tai va, bet sakau, ten ir būtent Vilijos kieme prasidėjo tų visų dainininkų žinomų fotografavimas kasetėm, kompaktam, nežinau, plakatam. Vis, nu, negaliu sakyti visi, bet mano kartos, nu, beveik visi praėjo. Kas tokie pavardinkit? Peterkytė, Sipavičius, Kernagis, Giulija, Gintarė, Studija, Sekmadienis, Kazlauskai. Žodžiu, visi grandai to metiniai scenos. Tuo metu iš tikro visi. Tai jeigu ne studijoje, tai kažkur, nu, žodžiu. Ir, nu, Pūkui patikau, Jadvyga, mes su Jadvyga, nežinau, kuria žmona Pūko bendravo. Kęstučio Pūko. Kęstučio, bet kuri žmona nežinau čia. Tai ir jai patiko ir mes, sakau, nu, kokius gal 4 metus, taip sakyti, dirbom. Ir netgi toj patalpoj aš vedžiau fotomodelių kursus. Visos merginos buvo saugios. Kaip renkasi vakare merginos, tai taip berniukai sustoja jaunesni. Tokie, ta prasme, nu, ten daktarų, nežinau, ne vaikai, bet, nu, sakykime, aš jau negaliu taip sakyti, taip, tai ir visos merginos praeina, nieks, aišku, pakalbina, bet niekas nieko. Sakau, buvo, kiek aš galiu pasakyti, buvo labai saugu. Bet va, po tų fotosesijų, tarkim, kur fotografuodavot tuos, nu, daktarų, ne daktarų, bet, tarkim, to kriminalinio pasaulio asmenų asmenės fotosesijas nebūdavo, kad jie prašydavo paskui atiduoti visus negatyvus? Ar atvažiuodavo galbūt policija pas jumis? Ne, matai, aš fotografuodavau, jie ateidavo pas mane į studiją. Aš esu iš poros tų vadinamų daktarų kompanijos, 2 žmonas esu fotografavus užsirakinus. Kodėl? Na, nu, tokia biški, kaip sakyt, ne erotinė sesija, bet tokia atviresnė ten. Jo. Tai neminėsiu pavardės, tas vyras jos atėjo ir pasakė, jeigu pamatysiu kur nuotrauką jos, ar ką nors, tai žinok, nu, tai aš sakau, nu, nepamatysi ir nereikia, nu, kaip sakyti, ir nėra mano tikslas ją kažkur tai rodyti. Bet tai dosniai turbūt atsilygydavo žmonių fotosesijas. Ar irgi jūs dovanodavotės? Dovanų? Niekas, vienintelis Alvydas Lūras fotografavau, aš sunausiu kažką tai jisai man kažkiek sumokėjo, o kiti net nesiūlė. Maždaug čia jų studija? Jų studija, tu čia taip ir taip. Nu, gal ten atneždavo šampano, saldainių, bet pinigų niekad, sakau, Lūras už kažką, tai, bet aš turbūt ir neėmiau, galvoju, žinai. Nes, nu, kaip jie man sukūrė darbo vietą ir jie skaito, kad čia jų studija ir viskas. Taip pat, bet net nebuvo tokių minčių, kad aš iš kitur uždirbdavau. O kuris va tada iš tų tuometinių Kauno gangsterių, va jums tikrai tokį, nu, savotiškai siaubą kėlė kaip žmogui, kaip menininkui, kaip kūrybininkui ir kuris iš jų atrodė tikrai humaniškai nusiteikęs, ar galėtumėte įvardinti šiandien? Žinokit, siaubo nekėlė nei vienas dėl to, kad tuo metu mes visiškai nežinojom nieko apie jų veiklą. Na, girdėjom, kad yra tokia reiškia, organizacija, vadinama daktarų, ir ką jie veikia, bet kad mes žinotume, kad jie ten kažkur nužudė, tuo metu niekas niekur nekalbėjo. Ir labiau, kad to nebuvo. Jie tuo metu turėjo savo kažkokią veiklą, ar tai finansinę, ar tai dar kažką, jie ten aptarinėdavo, išgerdavo, pakvailiodavo, bet kad mes niekad nematydavom jų agresijos. Jų agresija, ko gero, būdavo nukreipta į skolininkus ar ten į dar kažką. Tai pasakyti, kad ten Henrikas daktaras visą laiką būdavo su šypsena, būdavo patenkintas visą laiką. Aš manau, jų pakilimo metas buvo, jiem nebuvo ko labai rodyti. Pats pikas buvo. Pats pikas buvo, jo. Ir agresiją jie galėdavo rodyti tik tada, kai, pavyzdžiui, susitikdavo galbūt su tuo, kas nepaklūsdavo jiems.
Tada galbūt ir prilūpdavo ten juos, galbūt ir atimdavo kažkokius automobilius, dar kažką panašiai. Tai faktiškai po 20 metų tik ir buvo pradėta garsiau kalbėti, kad va į Viliją nuvažiavo tas veikėjas, anas veikėjas ir neišvažiavo, dingo. Taip, dingo, jo. Nes tuo metu tikrai nebuvo kalbama. Tai ir dėl to mongolo, reiškia, tos praeities ir kuris jisai prapuolė irgi iki šiol neaišku. Taip, nerastas. Mes negalime pasakyti, nerastas jo, bet tai kol nerastas, tol ir... Bet daktaras už tai nuteistas. Nu tai va, įdomu kaip čia. Mes puikiai suprantam, ar ne, kad jie tada tikrai valdė situaciją. Na, Vilijampoliečiai. Manyčiau. Kriminalinis pasaulis, daktarų klanas, ar ne, Henriko daktaro vyrai. Papasakokit, man įstrigo vienas atvejis, kur ten buvo su pavogta mašina, kažkokia situacija. Nu jo, čia taip yra buvę, Alvydas amžinatlis neužpyk, žodžiu, mes kalbam pas mane studijoje ir mano draugiai, nesvarbu kur, nuo vienos vietos jis skambina, sako, Laima, dingo mano mašina. Sakau, tai gal ne ten pastatėjai, gal dingo mano mašina. Dingo, vėl kitą dieną dingo, reiškia dingo kažkas tai. Ir aš kitą dieną ateinu į fotostudiją, Alvydas, kai visada mes ten kavytę geriam, kalbam, sakau, tu įsivaizduoju, ten taip ir taip, mano draugiai dingo mašina. Jo, būna, čia pasitaiko, žinai, taip. Taip ir baigėsi. Praeina 2 dienos, skambina ta bičiulė, sako, tu įsivaizduoju, ateinu į tą pačią vietą. Jisai iš tikro klausė numerių, man atrodo, ir aš jau tos mašinos numerių, aš jau neprisimenu, kad aš turbūt pasakiau. Sako, aš ateinu į tą pačią vietą, mašina stovi. Sakau, tai gal tu nematei, sakau, sako, aš nedurna. Tai suprask, ar čia sutapimas, ar čia tikrai jinai ne toj vietoj pastatė mašiną, ar ta mašina atsirado, aš nežinau. Būdavo tokių kalbų, kad kažkur kažkas, kažką ten, žinai, tai ar tai tiesa ar ne, bet tokia patirtis buvo. Dar buvo variantas, kai šokom 3 mergelėse, irgi apie Lūrą, kažkaip jis vis man sukasi. Dar aš nedirbau tam kieme ir mes išeinam 3 iš 3 mergelių restorano ir tokie vyrukai prieina. Irgi ten merginos, ten kavytę pavaišinti, šampaniukų pavaišinti, mes, ne tai, kad bijom, bet, ką tu prasidėsi, žinai. Pravažiuoja, ar mes Mersas ar BMW, nežinau, žodžiu. Sustojo mašiną, dabar galvom, šakės, tie berniukai, mūsų tą mašiną, išlipa Lūras, Alvydas, rankas taip sako, kad nematyčiau jūsų, dar kartą mergelėse lysit prie mergelių, jums bus šakės. Pasodino į mašiną ir parvežė namo. Tai tokia mano patirtis, ne tai, kad aš čia giriu, bet sakau, tokia minimali apsauga kažkaip bent mums būdavo. Nežinau, ar mums tiesiog pasisekė. Aišku, yra buvę, kur viena šokėja yra nusivežę į tam tikrą vietą ir ten negerų dalykų yra buvę. Išprievartavę? Taip, net šitaip yra. Tie užžulikai, vadinami, ne Kauno. Aš ne iš daktarų. Ne iš daktarų čia, ir jinai paskui išėjo mergina, nebešoko. Taip, kad buvo ir tokių patirčių. Mes esam groję Henrikui daktarui. Geras. Jo, čia buvo irgi toks jungtinis, važiavo Klaipėdos grupės, gal kokios 5. Mes grojom Kaune, sėdėjo pirmoje eilėje, reiškia, daktaras, šalia Kurtinaitis Rimas. Kažkokia Kauno tusovkė, žodžiu, rimta. Jo, aš nežinau, kas užsakė, nežinai, organizatoriai, yra autobusas, mes sulipom ir mus vežo. Tai atsimenu, daktaras, aš dar turėjau projektą, tokį komandą, bet ten toks trumpas. Reiškia, baigėsi daina, daktaras, dar vienas gabalas ir eini nahui. Tik tiek, viskas, nieks nešaudys, žinai. Ten daktarai siautėjo pirmose eilėse ir buvo toks, rankytės drebėjo realiai. Nejauki, kaip sakoma, atmosfera. Jo, tai pats pikas, žinai, 90-ųjų tas toks vidurys. Sprogdinamas mašinos senamiestyje, žinai. Nes Klaipėdoj irgi tamsus laikas buvo. Jau, aš į darbą eidavau su peiliu kišenį. O laiškai, kiek per gyvenimą jų prirašai, juose ir melas, ir tiesa, ir neapykanta, ir meilė karšta. O laiškai, kiek per gyvenimą jų prirašai, juose ir melas, ir tiesa. Ir meilė karšta. Iš tikrųjų, šita daina pirmą kartą nuskambėjo 96 metais Pop Art festivalyje. Šiam festivalyje aš šitą dainą, kai sudainavau, jinai iš karto tapo labai labai populiari.
labai pamilo ją visi klausytojai ir iki šiol jinai turbūt vienintelė iš tų, kurias, tarkim, atsimena iš tų laikų dar žmonės labai. Ir ši daina taip pat pamėgta labai yra ir tų klausytojų, pas kuriuos vis dar aš koncertuoju. Tai yra, kaip čia pasakyti, nežinau, ar kalėjimai, ar čia, tarkim, įkalinimo įstaigose, jo. Įkalinimo įstaigose aš šią dainą, kai dainuoju, tai iš tikrųjų matau ne vieną ašarą, nes manau, kad ten yra žmonių, kurie sėdi ir po 20 ir po 30 metų. Ir jam, tokie prisiminimai irgi yra. O šią dainą iš tikrųjų parašė mano mama. Mano mamos tekstas yra. Tai va, ačiū mamai už tokį hitą, kurį aš dainuoju iki šiol ir jos labai visada koncertuose visi laukia ir prašo, o aš ją iš tikrųjų ne visada dainuoju, ne visuose koncertuose. Tik tai ten, kur manau, kad klausytojas tikrai ją išgirs ir tam turi būti ir vieta kažkokia kitokia negu ten kažkokiam klube, tarkim, aš nedainuoju šitos dainos. Tai va. O įkalinimo įstaigose mane kviečia patys kaliniai, jie paprašo vadovybės ir aš vykstu, ir Pravieniškėse buvau, ir Alytui buvau, ir Marijampolėj buvau, žodžiu, visose įstaigose buvau. Jeigu apmoka, tik tai apmoka įgarsinimą. Aš, tarkim, neimu pinigų už tai. Ir dažnai tenka dainuoti nepilnamečių taip pat kolonijai. Kaune, tai labai skauda širdį, nežinau, kai matau tuos jaunus vaikus tokius ir matau, kad jam irgi ten kai kuriam labai sunku. Ir netgi žinau tokių atvejų, kur vaikai tiesiog, manau, kad tikrai suklydę tokios būna galbūt vaikiškos tos tokios, tokie, kažkokie nuklydimai ir paskui labai gaila, kad turi ten leisti laiką, nes matau, kad jam sunku ten būti. Jūs vis tiek iš tos vyresnės kartos atlikėjų, kuriems turbūt teko ir įkalinimo įstaigose, ar ne, koncertuoti. Kaip tie koncertai atrodė? Ir ne vieną kartą. Tai pati pradžia gal buvo, nežinau, prieš kokį 20 gal metų, ne? Ko gero. Panašiai. Tai dar, gal net ir seniau, nes dar turėjom būgnininką Rovkę ir buvo tokios pakilos, ten būgnam sustatyti, su lemputėm prisuktų, tenais gražiai padaryta. Ir atvažiavom čia koncertuoti ir chebra pasisiūlė, sako, tai davai čia padėsime, suneš čia. Viskas tvarkoja, griebė už tų pakilų, sunešė, įjungiam į rozetes, žiūrim jau 3 lempučių nėra. Kažkas neneždami. Bet čia dirba chebra. Jūs vienas nedaugelio atlikėjų, kuris važinėjot aktyviai po įkalinimo įstaigas Lietuvoje, ar ne? Taip. Kaip situacija dabar? Ar dabar važinėjat, ar nelabai, ar pasikeitė tiesiog tvarка? Dabar нет. Понимаешь, что касается исправительных учреждений, я дал более 600 концертов. Это с 1987 года. И в то время я проехал все колонии, которые только существовали. Я знаю все локалки. Но в то время это был, знаешь, как... социальное мероприятие. Я же денег не получал. Если бы я получал деньги, я был бы мультимиллионер. Я бы у тебя брал интервью сегодня и был бы счастлив. Понимаешь ты? Так как я это делал, понимаю, потому что та аудитория, ты ее не обманешь. Ты не можешь ничем напугать человека, у которого выше мера наказания, в тюрьме. Что ты ему вообще, как с ними поздороваться? Ты что скажешь? Добрый день, дорогие друзья, очень приятно всех вас здесь видеть, мы начинаем наш концерт. Нет, дорогой мой. Ты должен прийти им и сказать, что каждую секунду на нашей 7-миллиардной планете, каждую секунду что-то убивается, ломается, взрывается, портится. А вы имеете возможность здесь сидеть, меня видеть, слышать, чувствовать и думать. Kaip tie koncertai atrodė už grotų, nes dabar tai sunku suvokti, kad tai buvo, nes, kiek žinau, dabartiniais laikais atlikėjų tiesiog neįleidžia. Aš nežinau, kaip ten sugebėdavo. Sugebėdavo tos koncertus organizuoti tie, kurie yra patys ten sėdėję. Tai šiaip mes čia bendravom su vienu žmogum, bet aš tikrai neminėsiu jo, nei vardo, nei pavardės. Bet gerai žinomas žmogus Lietuvoje. Ir jisai tiesiog, aš nežinau, jis stardavo su administracija, reiškia, tos įstaigos, ar kokiu tai būdu. Jis tiesiog mus atsiveždavo.
Atsiveždavo aparatūrą, viskas. Mes eidom, bendraudom su tais kaliniais, ta prasme, ir visokių normalų žmonės, nieko ten. Nebuvo įtampų kažkokių? Ne, jokios įtampos nebuvo, absoliučiai. Vienintelis atvejis, kurį aš galiu papasakoti, tai buvo toks, jis gal daugiau kuriozinis, ne kad įtemptas. Nes, kaip žinia, kalinimo įstaigoje yra vieni vyrai ten, pagal kategorijas visokai ten. Bet, o kadangi Irma įpratusi, prie koncertinių kelionių, tai o dabar berniukai kairę, mergaitės į dešinę. Reikėjo pamatyti ten veidus jų, vienu žodžiu. Tai priekinėse eilėse sėdėjo administracija, apsauga ir visa kita, antrose jau ten toliau biški sėdėjo vaikinai su juoda džinsinė apranga, o dar toliau ten jau tie vargšeliai, tai va, ir aš nežinau, Irma, kaip sako, man nedaėjo, kad čia, reiškia, mergaičių tai nėra šiaip. Skau, tu nepergyvenk, iš kur tu žinai, kad nėra. Pirmas mūsų koncertas, kai buvo, toks nejaukus biški. Tai kaip elgtis reikės, kaip ką ten dar prisiklausėt. Kaip bandyt užvest. Jo, kaip užvest. Ką jau te užvesim, moteriškių tai nėra, vieni dėdai sėdė. Vieni dėdai, dainos apie meilę, ten kaip tau juokis, ten dainuoti. Į ką žiūrėt jo. Į ką žiūrėt ten, tai paskui juokėmės, tai tokių koncertų yra, kad vyriškai kompanijai, tai kalėjime koncertavom ir paskui furistam ir policininkam, irgi policijos dienos proga, irgi visi vyrai sėdi salėje, tai tokie dvi skirtingos pusės. Tai policininkam, ten, aišku, irgi tų moterų policininkų ten buvo, tai visa laimė ir tam kalėjime dar prižiūrėtojų moteris, ten kažkas iš administracijos ten buvo, tai dar apie tą meilę, apie tas akis ten, jas žiūri ir dainuoja, o Hebra sėdi ten irgi, jau ten pirmose eilėse, jeigu jau paploja, tai Hebra ten gale irgi tada jau gali plot. Bet čia tokia anksčiau. Bet tai dar vienas irgi buvo, čia iš paskutinių gal koncertų Pravieniškėse, tai net pakartot prašė. Ant tiek patiko. Hebra, jo, dėjom ten smagiai. Petras, ar laiko turit, sako? Sako, da 4 metus sėdėsiu. Ar ne per ilgai čia mes jums koncertuojam, laiko turim, sakom, gerai, varom ten toliau. Vyrų kalėjime laukiamos moteris, merginos atlikėjos. Čia vienareikšmiškai, tu čia gali dainuoti bet ką, bet jeigu mergina bus scenoje, tai tu jau beveik ir nereikalingas ten. Štai kaip smagiai Panevėžy buvo. O moterų kalėjime jau Panevėžy, jau mes buvom pagerbti. Audringai sutiko. Ten taip. Ir mes kitaip jautėmės, kai tu moterim gali dainuoti, ne vyram. Dar aš aišku, kiek kartų buvau ir kalėjime dainavau. Ir ne vieną kartą. Kuriuose čia kalėjimuose? Oi, buvau ir Marijampolės griežto režimo, kur ten balkonė, atsimenu, su automatais išvedė juos ir stovėjo su automatais. Apsauga. Taip, tai man buvo šokas, nes kažkaip mes galvojam, kam tada juos vesti, bet reiškia buvo taip sutarta. Tai tokį įspūdį paliko, paskui Kaune, paskui dar kai kur būdavo ir neseniai dar ir pernai metai važiavau aš, bet aišku... Irgi kalinimo įstaigoje? Taip. Jie tai taip, reiškia, jie ateina ir labai labai įdomiai. Jeigu koks nors ten, kaip jie ten vadinasi, vierkai, ar kaip, aš nežinau, bet kuris viskuo diriguoja. Jeigu pradedi dainuoti, reiškia, ir ten paprašai ar paplot, ar ką, visi žiūri į jį. Ar jis leis ar ne. Tai aš tiesiai šviesiai pasakau, nebūkit maži vaikai, viską leidžia, sakau, gali dainuoti, gali. Tai tas žmogus, kuris jau ten jau pats svarbiausias, taip atsisuko visiems ir sakė, kad taip ir darykit. Tai jų nelabai aš ir bijojau, tiesiog bendravau. Daug kas, aišku, tose koncertuose yra šaroja ir... Iš tų vyrų, ar ne? Taip, nes labai daug jaunų. Labai daug jaunų. Ir taip mano repertuaras yra toks truputį verčiantis pagalvoti, nes daina eina kaip ir gyvenimas. Ten, o tu dainuok, ar ten nebebus tavęs, yra dainos su tekstais, kur eina labai per dūšią.
Ir daug lyrikos. Labai daug lyrikos ir dar, kaip čia pasakyti, tai aš manau, kad... Graudina, žodžiu. Taip, nes jeigu taip aš jau tokia su dainininkė graudenanti, nes pas mane balso tembras yra išskirtinis ir jisai turi tą tokį... Aš galėčiau dainuoti vien tik tai lyriką ir graudžias dainas, bet aišku, taip negali. Turi repertuarą pasižiūrėti. Bet žiūrovai mėgstamiausiai mėgsta tas lyrinės išdūšios ir žinoma, man labai smagu, kad aš jas pati ir parašiau. Tai savo dainas dainuoti ir kaip man sako, ar tau nenusibosta, man nenusibosta, nes kiekvienoje scenoje tu dainuoji nebūtinai tą pačią dainą, bet arba tą pačią tu vis tiek kitą energiją skleidi, kiti žmonės. Žinai, grįžtant prie tos agresijos 90-ųjų, kažkokių, žinai, tų draugelių kažkas kalėjime atsidūrė, per pažįstamus ten, žinai, ar gali Žasai kalėjime pakoncertuoti. Nu, ir okei, mes čia žiūrėjome tą koncertą kalėjime kaip į tokį socialinį, žinai, darbą, nes, nu, ta idėja tokia, kad kalėjime, nu, ten irgi faini žmonės, nichuoja ne faini. Nu, ta prasme, didžioji dalis ten nekaltai sėdė, aišku, žinai, bet tas nefainumas tame ir pasirodė. Mes turėjom tokį koncertą Pravieniškėse, Kosmosas. Mikrofonai ant žemės sustatyti, ant žvyro tokio aikštėje, kėdžių pristatyta, solų. Ir, žinai, jau susirinko tie faini, nekalti žmonės. Ir mes jau stovim prie mikrofonų čia dainuot. Ir staiga taip įbėga, žinai, nu, tie duhai. Nu, dar kažkokie žemiausia kasta. Neša stalus, kiti neša kėdes ir užkandžius, žinai, su limonadu. Sustato ant tų stalų ir tada įeina verchai. Tie jau, kur tikrai sėdi be nusikaltimo, žinai, nekalti. Įeina jie, nu ir mes čia, žinai, taip jau kažkaip keistai viskas atrodo. Ir tada mes pradedam koncertuoti, žinai, baigėsi gabalas, tokia tyla. Visi žiūri. Ir kai verchas pradeda ploti pirmas, žinai, delnai taip pati daužyti. Tokiais lėtais aplodismentais. Tada visi duhai pradeda ploti. Ir, žinai, po to karto aš kažkaip, tai buvo paskutinis koncertas kalėjime, 2 turėjom. Ir po to karto aš sakiau, žinai, vėlgi, tos agresijos vėl buvo tiek daug, kad prie tų koncertų kalėjime, nors buvo labai didelis noras, kad ten, žinai, važiuotume, bet aš daugiau gyvenime ir nesinori to vaibo, žodžiu. Nu, vaibas, žinai, nu, ta prasme, pikti žmonės, jie yra pikti žmonės, žinai, jie pasaulio nemato gražiai, jie nori kažką tai blogą padaryti. Netgi toje situacijoje, kur, žinai, jie atėjo koncertą, bet yra, čia mes, čia gaidžiai, čia lokai, čia mes dabar. Jūsų kaiminystėje gyveno vienas garsiausių visų laikų Klaipėdos kriminalinių autoritetų, ne? Sigitas Gaidagis. Kaip jūs kaiminystėje? Mano namas Kauno gatvės po 22, jisai 1, 2, 3 name. Aš nežinau, jis gyveno, ar čia jo laikina gyvenime. Bet, nu, buvo kaimynas kažkur laiką. Mes sveikinamas, jis praeidavo takeliu, aš praeidavau su kate ar be katės ir mes pasakydavom labas viens kitam ir viskas. Bet sakėt, kažkokią dovaną buvot gavęs net. Dovaną. Nu, dabar man reikia taip prasidėk su jumis dabar, aišku. Ne, nu taip, maža paslaptis. Dovaną gavau, aš ėjau pro turgų ir man buvo laisva, aš buvau mokytoju. Pradirbau 2 valandas, kadangi esi jaunas mokytojas, gauni patį šlikščiausią grafiką. 2 iš ryto nuo 8 ir paskui 3 valandas tu vaikštai, nieko nedirbi. Ir paskui gauni 2 paskutinės, kad ten 5-6 pamoką vesti. Ir tada aš buvau laisvas. Sutikau jį. Kaip jis paklausė manęs, kaip man sekasi, aš pasakiau, kad gerai, sakau, ko tu ateis, ko einu, taip šlampė, pasakiau, pažiūrėsiu, gal kepuraitė. Sakau, ne, žiūrėk, sakau, palauk, čik, tu jis man atnešė kepuraitę. O, tai Sigis man padovanojo kepuraitę. Bet ne šią. Ne šią. Ir aš nuo to laiko pradėjau, kaip žinot, kaip jaunystėje neturėjai kažko tai dabar, blech, aš tiek kepuraičių turiu, kad aš jums galiu, gerbiamas dargi, nepirkit kepuraičių, aš jums 5 uždyką. Tai va. Po interviu. Jo, po interviu, čia kišiai, tai pakiša, jo. O paskui dar, jeigu tai jau jį pasakėt, aš savo akim mačiau, kaip jis atėjo iš įkalinimo vietos, atėjo į sporto salę ir paspaudė 150 kg.
Ponai be apšilimo, be nieko, ten biškai ten pasmaukė ir tie. Daugiau neturiu. Žodžiu, jūs buvot tokiuose neutraliuose santykiuose, ar ne? Ne, aš dalyvavau. Nei draugai, nei priešai. O Dieve, taip ir maniau. Nei draugai, nei priešai. Jis su manim sveikinosi. Tuo momentu jis ne su kiekvienu sveikinosi. Su manim sveikinosi. Jis man skydavo labas, aš sakau, ir labas, viskas. Jis žinojo, kad aš čia gyvenu, žinojo, kad jis čia gyvena. Viskas. Aš tikrai buvau su vienu gangsteriu susidraugavęs. Gangsteriu tuo metu, žinai, čia vadindavo juos dar kažkaip kitaip. Kestas Jurkša, man atrodo, pavardė, vienas iš vadėjų Kauno. Bet mes draugavom nerealiai ir jisai irgi du momentai tokie. Jisai buvo protingas. Tai čia, žinai, yra skirtumas. Ne tas, kur tik tai uždaužyti kažką, tai, bet jisai, žinai, jis galvoja. Jisai dar sakydavo, sako, blemba, tai ką tu, žinai, čia tie iš Slabotkės per tiltą pereina, pamato su Auskaru žmogų ir jau jiems, žinai, galva susisuka. Tai jisai taip pozityviai mąstė. Ir buvo irgi toks momentas, sėdim Laisvės alėjoje ir jisai sako, blemba, mane čia nušautų, bet kad jūs čia dabar taip, žinai, sėdit su manim, dar ir jūs nupiltų, tai taip, nes autobusiukas kažkoks privažiavo ir jis tai taip, žinai, įtartinai viską pažiūrėjo, bet po mėnesio jį nušovė, žinai. Čia tas ietis metikas, ar ne? Ta diena, kai jį nušovė, aš dar važiavau pas jį, mes buvom susitarę susitikti Kaune. Ir šita garsi istorija, kur iš stadiono lengvai išeidinėjo žmogus po treniruotės ir jį nušovė. Bet kas mano geras experiences su juo buvo, mes Kaune, Fortas, man atrodo, vadinosi toksai klubas, baras, restoranas, nežinau, kaip tai pavadinti, pubas, kur ten dažnai rinkdavosi jo tie žmonės, tai jisai ieties metikas buvo. O aš, kai jaunystėje lankiau lengvą atletiką, irgi ietį mėčiau. Tai jisai taip sako, ir tu ietį mėtį. Tai mes išėjom Kauno centre prie to pubo, ten Laisvės alėja šalia. Jisai išsitraukė iš mašinos ietis, lengva atletinės tas. Nu ir mes vidury miesto jas mėtėm. Tiesiog, ta prasme, žinai, žiūrėjom, kiek skrenda. Nu tai jau ta ietis, mano ten išmesta, ten 40 metrų. O tai buvo nuskrenda. Dienos metas? Jisai ten 60 metrų. Dienos metas, va, šviesų, kaip dabar, išeitume, nežinau. Žmonių vaikšto. Nu, ne Gedimino prospekte, bet kažkuriam tai, va čia, skersgatvį prie prospekto pradėtume mėtyti ietis, žinai, tai tas iečių mėtymas Kauno centre, atrodė neįtikėtinai. Žinai, viena kažkur į tvorą įkrenta, kita ant asfalto nusileidžia, kita iš žolė įsminga. Nu, toks, prasme, tai yra keli momentai, kuriuos nupasakau, tai parodo, kaip, ne tai, kad nebuvo taisyklių, bet tiesiog savo patys daug leidom, nes, visi, žinai, jauni, ribų nėra. Dabar jau būtumėt sulaikyti. Dabar būtume gal sušaudyti, žinai, iš karto, bet sulaikyti tikrai būtume ne kartą. Mažiausiai. Mes kalbėjom kažkada seniau su jumis, kad jūs grodavot būgnais su žmogumi, apie kurį aš rašiau knygą. Holivudo monstras iš Lietuvos, tai yra Jurijus Kadamovas, kuris yra vienintelis Lietuvos pilietis, kuris Amerikoje nuteistas iki mirties bausmė, bet praeitais metais Joe Bidenas, baigdamas Amerikos prezidentavimo savo kadenciją, jam suteikė malonę. Ir jisai dabar, žodžiu, jam yra pakeista bausmė į kalinimą iki gyvos galvos, kuris irgi gali galbūt kažkada pasikeisti. Nes keičiasi valdžios. Jo, aš kaip tik skaičiau. То есть он живой? Taip, jisai gyvas, jam Мы с тобой должны получить гонорар с Америки, мы помогли. Согласен? Aš manau. Это надо будет вырезать, но мы с тобой должны получить гонорар. Мы на это повлияли тоже, понимаешь? Taip, ir žodžiu, ir papasakokit apie jo praeitį, nes atsimenu, kad jūs minėjot, kad jūs vienam restorane... Aš pasakysю, то есть какая проблема ресторанных музыкантов? Когда ты много работаешь в такой аудитории, тебе кажется, что ты стал таким же. А в то время, Кадамов, ты музыкант. Я поиграл тебе, ты такой крутой парень, говоришь, Юра, слушай, ты же, что ты тут зарабатываешь, бренчишь нам? Давай сделай бизнес там. Сегодня что модно? Видеокассеты, давай мы тебе сделаем точку. Окей. Ты сделал бизнес. К тебе пришли бригада, дружище. Треба платить. Пора платить. Неважно, ты имеешь, не имеешь, но имели все. В то время имели ровно все. И вот тебе приходят бандиты. Месяц, два. Через 3 месяца эти бандиты, если тебе плачу, становятся твоими друзьями. Ну, как партнеры. Но это одна категория. А как же дойти мне до верхов? А я общаюсь только с верхами.
Они мои друзья. И как я тебе рассказывал, в то время же Юра, он все хотел в криминал такой. Но это как бы все, это такая романтика, понимаешь, ты, по книжкам. Лингви пенигей. Даже не лингви пенигей, они не понимали, что такое лингви пенигей, такого термина не существует. Сегодня легкие деньги, завтра тебя похоронили на кладбище. Вот твои легкие деньги. Ты даже их не успеешь потратить ни на что. И когда человек этого не понимает, вот он живет, как ты говоришь, иллюзия. Вот у меня будут деньги, у меня все будет. Это как, знаешь, как 12 стульев, понимаешь ты? Я поеду в Рио-де-Жанейро в белом костюме, меня будут там куча девушек подпально будут бананы кушать. А Кадамов влез, и он влез, но не до конца. Потому что да, когда потом был экстрим, ты уже думаешь, так, у меня есть там 20 тысяч долларов, мне надо отсюда уехать, потому что меня здесь убьют. И ты приезжаешь, с этой суммой берешь билет, уезжаешь куда-нибудь в Америку. Когда ты уехал отсюда, что тебя могли убить, и приезжаешь в Америку, и у тебя есть начальные деньги, ты формируешь какую-то команду общения. Деньги быстро заканчиваются, если ты их не зарабатываешь. А работать никто не хочет. Все хотят получать. Разница заработать и получить очень большая. Это как между посредником и лоббистом. Вот. И тогда, когда он приехал, и когда я вообще узнал всю эту историю, конечно, я был в полном шоке. Ну, конечно. Я скажу больше, я это слышал, но в реальности я узнал от себя. O tai ką buvo atvažiavę tie Kadamovo advokatai ir atstovai pas jumis irgi kalbino jumis, ar ne? Они были у меня благодаря тебе 4 раза. Да, они были у меня 4 раза, потому что они не имели права писать ни на камеру, ни на диктофон. Они могли писать только физически ручкой. И когда были аргументы, потому что это приезжает адвокат и приезжает прокурор, ты должен убедить обе стороны. Что мы сделали для Кадамова? Приехала команда, чтобы найти аргументы, чтобы ему сделали не смертный приговор, а оправдательный, пожизненный. Дали человеку шанс. Jurijus Kadamovas, buvęs Iljos Vatkino draugas. Jie kartu 90-ųjų pradžioje grojo Vilniaus restoranuose. Kadamovas profesionaliai grojo būgnais. Tačiau 90-ųjų pabaigoje Kadamovas turėjo milžiniškų skolų ir iš Vilniaus tyliai emigravo į Ameriką. Neilgai trukus apsigyveno Los Andžele, bet susidėjo su keliais nusikalsti linkusiais atvykėliais iš buvusios Sovietų Sąjungos. Jie grobė ir žudė žmonės. Jų aukų sąraše 5 aukos. Galiausiai 2007 metais Kadamovas Los Andžele išgirdo teismo sprendimą, kad bus nubaustas mirties bausme. Tačiau 2024 m. gruodį tuometinis JAV prezidentas Joe Bidenas Kadamovui ir jo nusikaltimų bendrininkui suteikė malonę – iš mirties bausmės į įkalinimą iki gyvos galvos. Man teko girdėti prieš keletą metų, darant reportažą iš Biržų, kad vienas vietos kriminalinis šulas praeitie buvo muzikantas. Teko girdėti? Taip, tai būgnininkas, tai žymios grupės August Band, kurios gražios dainos dabar kai kurios jau atgyja, jau skamba ir mes vieną dainuojam. Taip, ten buvo tos. Ten šitų smulkmenų aš nežinau, tik tai įdomi transformacija iš muzikos į kriminalą. Taip. Turbūt vienintelis atvejis Lietuvos istorijoje galvoju. Nes daugiau... Nu, žinomas tikrai. Gal ten kokies smulkus muzikantai gal dar kur nors nuklydo. Aišku, daugiau sportininkai čia tokiuose reikaluose. Taip. Bet ta muzika, kaip suprantu, jų ganėtinai tokie kūrybingi jie buvo. August Band. Tai va šitas ten taip pat kokie 1983 gal metai, kada išleido jie tą irgi plokštelę leido, va šitas toks kūrinių kiekis labai Lietuvoje, tai buvo, aš pats atsimenu, šokiuose tik tai ta muzika ir skambėjo. Ten tik tai buvo Hiperbolė, Vairo kelios dainos, August Band. Ir paskui paaiškėjo Pašto karvelių grupuotės lyderis, kilęs iš tos grupės. Nu, toks labai įdomus momentas. Nu, laisvalaikis, gal jis jau pomėgis toks buvo. Karveliai. Pagrindėje muzika buvo, bet... Tai Daškevičius, jisai po to ir šoko. Mes paskui tik sužinojom, kad jis ten bus prie tų berniukų. Aš neatsakau, aš esu... Ar aš buvau tada tam Žaliam kalne, čia įvyko, kad jisai barmenui voštelėjo,
Aš nepamenu dėl ko. Ir man atrodo, kad Stravinskas ar jį atleido paskui iš tos grupės, nežinau. Stravinskas pasako, kad jis labai norėjo atsigerti ir jam nedavė atsigerti sulčių ir jis tada ten smogė liktis tam barmenui. Aš šito neprisimenu. Ir turėjo tada jį palikti. Ta prasme, turėjo su juo atsisveikinti dėl šokų karjeros. Mes liktai kiemelį sėdėjom, aš šitą kažkaip momentą atsimenu, tik tai aš nemačiau, kada jau ten davė, bet tik tai, kad triukšmas buvo ir ten, dėl ko ten susipyko, nežinau. Tai, jisai toks sportiškas mažiukas buvo ir toksai labai šustras, kiek aš jį pamenu. Ir Breiką, man atrodo, šoko. Tai jie ten būdavo, bet aš tada nežinau, kad jisai ne tai grupuotė priklauso. Ar buvo, tarkim, kažkas iš tų ten kriminalinių veikėjų, nebūtinai kriminalinių veikėjų, tuometinių naujųjų lietuvių, žinai, tų vadinamų kapitalistų, biznierių, verslininkų, kurie gal šiandien kai kurie yra garsus milijonieriai, kurie tikrai norėjo savo, tarkim, tos lengvai uždirbtus pinigus investuoti į šou verslą? Galvoju. Ar į pavienius atlikėjus, tarkim? Ne. Yra buvęs, galbūt, sakysime, vieno kriminalinio, tikrai, irgi jo jau nebėra, kada jis norėjo galbūt savo, kaip čia pasakyti, vaikus, vardinsiu tai, kad nežinotų, nei ar tai mergina, ar vaikinas buvo, kad galbūt čia pataptų kažkokia tai muzikinė žvaigždė. Tai siūlė ten, sakysim, 100 000, ten galiu duoti 200 000. Bet ką tu gali duoti, kiek tu nori, jeigu ten talento nėra, nieko tu ir nepadarysi. O dėl naktinių klubų barų, tai ryškių Lietuvoje investicijų iš kriminalinio pasaulio nebuvo. Gal kažkur ten rajonuose, pavieniuose, kitose žinojom, kad ten čia to, čia ano, bet Vilniaus, Kauno, išskyrus ten Kauno, ten nebent jau turėjo tą kaip tą... Vilija, Vilija, tai nežinau, koks ten naktinis klubas, bet... Aš dėl kolegų negaliu pasakyti, kas tenai buvo ir kaip, bet, žinok, nebuvo. Jeigu ir buvo, tai gal kažkokie tai pavieniai prisidėjimai, bet aiškių kriminalinių garsių vardų, asmeniškai man, kad ir žinojau, bet tarp investuotojų aš jų nemačiau ir negirdėjau. O šiaip atslūgus tam visam, ar ne, kaip sakau, mafijos pikui, vis tiek, kai kurie ten tie veikėjai išliko. Jie dalyvavo šešėliniam pasaulyje, ten kažkokiam tamsiam verslo pasaulyje. Paskui, jums tekdavo praėjus, nežinau, ten 10-mečių, 8 metam po tų visų Vilijos laikų koncertuoti. Kaip atrodydavo tie uždari pasirodymai, kuriuose galbūt sulaukdavot kvietimo pas juos? Tokiuose renginiuose nebeteko koncertuoti. Jau daugiau nebeteko. Tik tai tiek, kad man yra bendrauti, tai teko dėl to, kad susitikdavau kartais gatvėse, Kaunas, taigi tas miestas nėra labai didelis, tai visą laiką pasisveikinau, tik tai tiek, kad aišku, jau jų pozicijos būdavo visai kitokios, jau jie būdavo stipriai, reiškia, kaip čia pavadinti, net nežinau. Pasikeitė, bet galbūt... Elgesio manieros kitokios. Elgesio manieros visiškai kitokios, žinai, to patoso tokio nebeliko. Bet, bendraudavau visą laiką pasisveikindavau ir aš dar buvo toksai restoranas Laukinis Arklys. Garsi labai Kauno vieta. Jo, buvo tokia vieta, Bet čia po 2000-ųjų. Bet aš supratau, kad ten irgi ko gero priklausė panašiai, nes jie man siūlė tą Laukinį Arklį, sako, mes užrašysim ant tavęs, kaip ant, reiškia, žinoma, atlikėjo. Verslą mes ten darysim patys. Tai jau sakau, ką reiškia toks modelis? Tai sako, su Žvagaliu tą patį daro Vilniui. Tai aš taip ir nesupratau, bet paskui labai greitai išardė tą Laukinį Arklį ir jis dabar net nežinau, kas ten dabar tose patalpose vyksta. Teko dainuoti, ko gero, ir vieno iš garsiausių, ko gero, ano pasaulio atstovo ir 25 metų berods sidabrinės vestuvės buvo. Ir nieko, ir smagiai, linksmai. Žmonės Jau gerokai po 2000-ųjų. Ko gero, gal taip, bet jau sakau, ir tie žmonės, jie tokie jau pasipuošę, jau viskas tokia, praeitis gal buvo, aš įsivaizduoju, kas darėsi kokiais ten tais pačiais 94-ais ar ten šitie metai, tai, o atlikėjai, žinot, kaip yra, pinigus moka, tai rizikuoja, eina ir koncertuoja ir matyti ten visko buvo. Mes niekada nevažiuodavom vestuves ir į gimtadienius. Bet kviesdavo. Kviesdavo. Jo, kviesdavo
Ir mes griežtai atsisakydavom. Nu, nes mums tas vestuvėse koncertavimas tai asocijuodavosi su vestuvinė grupe ir mes niekada to nenorėjom. Dabar atlikėjai važiuoja visur, kas moka geras šaibas. O dabar moka, žinai, moka ir vestuvininkai kosminius pinigus. Ir už gimtadienius žmonės turi pinigų tuo metu, žinai, tuo metu pinigų chuliganai tik tai turėjo. Nu taip. Bet vieni čia tokie, dabar pilna jų Rotušės aikštėje prabangių parduotuvių, nustatyta visi brandiniai tie salonai, butikai, yra tų žmonių. Palangoj Auskos tame komunistų lizde darė savo gimtadienį ir per mūsų vadybą nepasakė, kad gimtadienis. Nu, žodžiu, tai turėjo būti kažkoks ar įmonės renginys, nu kažkas tokio, kas ne apie gimtadienį. Ir kai mes atvažiavę supratom, kad čia gimtadienis, ir jie, žinai, taip gudriai mus pasisamdė, jau nenorėjom čia mes griauti žmonėm vaibą. Bet žinai, kur mes koncertavom? Ne scenoje. Mes užlipom ant stalų su maistu, prie kurių jie sėdėjo, ir ant jų koncertavom. Dužo lėkštės, dužo viskas. Mes jiems davėm tokius žasus, kokių jie nematė ir neįsivaizdavo, bet mes galvom, tai jūs, blėt, norit žasų, tai dabar turėsit. Tai buvo, žinai, toks privatus, bet irgi koncertas, apie kurį dažnai prisimenam, nes tas vaibas, kai moteris su vakariniam suknelėm, o tuo metu, žinai, ta karinė suknelė, tuo metu suknelių daug nebūdavo, tokių ryškių, tai tik jie galėjo savo jas leisti. Ten buvo tokie išsipuošę, ten plaukai, šukuosinos, bičiai su smokingais ir čia mes tokie, žinai, atvažiavę, tikrai ne su smokingais, o su džinsais ir su kėdais iš gatvės atėjo, nes batų į sceną įdami nepersididinėjau, nepersimaudavom. Taip. Ir mes ant tų stalų su baltom staltėsim ir krištoliniais indais, blemba, gerai pavarėm. Kaip jie reagavo? Jie buvo šokę. Manau, kad jeigu jie prisimena tą gimtadienį, tai būtent per šitą kampą dabar ir prisimena apie žasus ant stalų. Vienintelis verslininkas, su kuriuo mes bendravom ir gana tampriai bendravom ir draugavom, ne tik bendravom. Taip netyčia kažkaip suvedė likimas, tai yra Viktoras. Kėdainių. Kėdainių Viktoras. Tai paskui mes ten ir jo gimtadieniuose dainuodom. Kažkaip mūsų likimas suvedė ir mes eilę metų ten, vienu žodžiu, važiuodom. Ir Palangoje esam pasiriškę buvę ir ta prasme, ir jis toks... Kai jis pasinešė politiką, tai kažkaip baigėsi visi tie reikalai. Taip. Kol jis buvo verslininkas, tai kažkaip buvo viskas ledų šventės, mes dainuodom. Grandiozinės šventės. Jo. Tai, žodžiu, o daugiau tikrai ne, bent aš nežinau. Po koncerto Utenoje atsimenu, blemba, neįtikėtinai. Baigėsi koncertas, išsinamavom kažkokią sodybą. Keliom dienom, negi namo važiuosi, iki Vilniaus 100 km žiauriai toli. Sėdim toj sodybai, balevojam, žinai, čia va ta istorija, kur Rastas Tašaitytė išvažiavo su mano automobiliu, neatsiklausus, dar draugė įsisodino. Žiūriu, grįžta nubrosdinta kakta, žinai, supratau, kad automobilio jau nėra. Nuvažiavom, pasižiūrėti, automobilis guli ant stogo į kelkraštyje. Kažkas kažkokių mergų kabino, o tos mergos buvo čigonų kažkokių. Ir jau vien tai, kad jos buvo bandoma jas pakabinti, užkliuvo. Tai atsimenu, išvažiavom pirkti alkoholio į Uteną, grįžtam, sudaužyta sodyba visa, kažko ieškojo, suvažiavo Utenos čigonų būrys, laužė duris, kažkas dar iš mūsiškių buvo likę kambarį užsibarikadavę. Tai, žinai, tai ir vėl grįžti prie to, žinai, ko labiausiai nepasilgstu iš to laiko - agresijos. Nes 90-aisiais be linksmybių buvo žiauriai daug agresijos aplinkui. Ir tie banditai, su kuriais bendrauji, kai tu susitikdavai su jais, jie vis tiek iš jų sklisdavo agresiją. Kiekvienas, žinai, tuo metu norėdavo, jeigu kažkas nepatinka, tai duosiu jūs snukį. Dabar, žinai, žiūri ir taip kartais toks idiotas, koks susišoka, ir tu galvoji, kas tu yra. Tu ką, 90-aisiais dar gyveni, žinai, tu čia dar kažką nori pagrasinti kažkam. Bet yra taip, išlikę. Tai, žinai, žinai kaip yra, bet tai netvyro lauke, tai netvyro ore, žinai. Nes tuo metu ta agresija tiesiog tvyrojo visur. Ir jos buvo labai daug. Žinai, tu turėjai
išsikovoti savo vietą. Žinai, ir tam, kad ją išsikovotum, tu esi kovoje, o kova yra agresija. Tai yra tame daug pykčio, žinai, ir to pykčio ir agresijos tikrai buvo daug, ir tai yra tai, ko aš nepasilgstu iš 90-ųjų metų. Tu tik tai pabaliavojai, atsikėlė, eini po balius ir jau spaudoj matai savo nuotrauką pirmam puslapį, tai tuo metu svarbiausia buvo į mediją patekti. Telikas ir spauda. Tai mes darėm viską, kad mes ten atsidurtume. Iš to dėmesio mes gaudavom pardavimus bilietų į renginius, į koncertus ir taip toliau. Visiškas išprotėjimas, ta prasme, ir galvose žmonių, ir elgesyje, ir ko jie negalėjo daryti, ir staiga gali daryti ant fanų elgesys koncertuose, visiškas nutrūkimas, ir kažkas buvo nesuvokiama ir dabar net neina apriepti to dalyko, kaip viskas virto iš vienos santvarkos į kitą. Pas Brazauską mes dainavom. Gimtadienį jo. Kristina pakvietė. Brazauskenė ir bet aš nežinau, ar tai buvo apmokestinta. Man atrodo, mes dovaną padarėm. Mes padarėm dovaną.